Liko tik tai 88 dienos iki stojamųjų egzaminų. Vasara jau arti, tai dėl to ir galima išgerti, bet tuo pačiu birželio 1 irgi yra arti. O birželio 1 reiškia, kad egzaminai artėja. Taigi kiekviena diena nuo dabar yra dar labiau svarbesnė negu diena prieš tai. Pamenu ir save, kai ruošiausi biologijos egzaminui, kai man tikrai buvo sunku ruoštis, nes buvo labai daug informacijos ir svarbiausia yra, kad yra daug dalykų, kuriem reikia ruoštis. Tai pavyzdžiui, biologijai, kaip ten mokytis širdies visokius ten ratus, kraujotakos ratus tiksliau, tai aš naudočiau Astra.ai, jeigu dabar galėčiau, tiesiog įkelčiau savo konspektus, paprasčiausiai nuotraukas iš vadovėlio ar ten mokytojos prezentacijas ir man paruoštų labai gerą podcastą apie tai ir galėčiau mokytis savo ramiu tempu, savo norimų laikų. Labai džiaugiuosi, kad neėjau į istorijos egzaminą, nes kitaip man būtų tekę mokytis tiek daug datų, tiek visko, kad aš tikrai nebūčiau galėjęs to padaryti. Tai jeigu jūs mokytės istoriją, irgi rekomenduočiau tiesiog per Astra.ai pasidaryti flashcardų kažkokią tai sistemą ir mokytis, nes tiek datų, tiek vardų, tiek visko reikia įsimint, kad yra šakės. Pasakyčiau, kad ne taip efektyviai kaip paskutinį mėnesį, bet dabar jau tikrai reikia mokytis ir tiesiog kartoti visą tą informaciją. Tai čia yra labai svarbu ir ypač jeigu pasirinka tokius tulsus, kurie jums padės tai daryti nepavargstant. Kaip mokytojai sako, kad dabar jau reikia nebesimokyti, o kartoti. Ne, aš tam nepritariu, nes dar yra daug temų, kurių nėra praeita. Mokykitės ir patys ir 8 dienos. Šaika, netiek daug ir liko ir jūs toj pabaigsi tai. O tu, ar jau pradėjai ruoštis egzaminam? Parašyk komentaruose, šiaip labai įdomu, ar jūs jau motyvuoti, ar dar visgi galvojat, kad turit laiko.